Labas rytas, gerbiami investuotojai. Dėkui visiems, kad prisijungėte į dar vieną obligacijų webinarą iš Orient Securities ofiso. Šiandien norėtume Jums pristatyti vienos didžiausių nekilnojamo turto vystymo grupių subholdingo UAB Vanagas Asset Management viešo obligacijų emisiją. Turbūt daugelis atsimenate, kad Vanagas Asset Management jau nėra naujokai Baltijos kapitalo rinkose ir šių metų balandžio mėnesį išplatino pirmąją, pirmąją, 8 mili, pirmąją atkarpą 3,4 milijonų eurų, kuri yra didesnės 8 milijonų eurų obligacijų programos dalis. Šiandien jie grįžta pas mus su naujaja antraja atkarpa, kuria bandys pritraukti 2 milijonus eurų. Ir su manimi šiandien pristatymą ves Vanagas Asset Management ir Vanagas Group finansų direktorius Raimundas Lukoševičius. Sveiki visi. Ir aš Orient Securities investicinės bankininkystės projektų vadovas Matas Čipkus. Šiandien webinaro metu norėsime jums pristatyti pačios emisijos detalės, bendrovės atliksime apžvalgą bei finansų apžvalgą ir žinoma atsakysime jūsų klausimus. Kaip visada, viso webinaro metu lauksim jūsų klausimų, o juos galite užduoti langelėje viršuje. Trumpa įžanga apie pačią misiją, tai Vanagas Asset Management yra didesnės Vanagas Group dalis, kurio veikla iš esmės yra nuosavybės būdu konsoliduojamų investicinių žemesnės rizikos nekilnojamo turtų projektų pati konsolidacija ir finansavimas. Pati grupė nekilnojamo turtą vysto per uždaro tipo informacijom investuotojams skirtų investicinių bendrovių, taip sakant, fondus arba projektinės bendrovės. Ir pats emitentas yra Vanagas Asset Management, kaip jau minėjome, ši atkarpa yra 2 milijonų eurų ir yra antroji atkarpa didesnės 8 milijonų eurų programos dalis. Su šia atkarpa emitentas investuotojams siūlo 9,5% ir kuponų mokėjimai bus atlikti kas pusmetį. Čia turbūt verta paminėti tai, kad pirmasis palūkanų mokėjimas vyks spalio 29 dieną, būtent su pirmosios atkarpos palūkanų mokėjimu ir nuo to spalio periodo mokėjimai bus atlikti kas pusmetį. Pats šios atkarpos terminas yra 26 mėnesiai ir išpirkimas su visa emisija yra numatytas 2027 metų spalio 29 dieną. Ką taip pat norėtų paminėti, tai yra užstatas. Pats užstatas susidaro iš 2 dalių. Pirmoji ir svarbiausia dalis yra tai, kad emitentas jau yra įkeitęs fondų vienetus šių 3 ekrane matomų fondų. Jie yra pririšti kiekvienas prie skirtingo nekilnojamo turto projekto ir prie šio įkeitimo yra būtent numatytas kovenantas, kuris įpareigoja emitentą palaikyti šių įkeičiamų fondo vienetų vertę 2 kartus didesnė nei įkeistų obligacijų vertė, nei išleistų obligacijų vertė. O įkeitimo vertė realiai šiai dienai yra 16 milijonų eurų. Antroji įkeitimo dalis yra Vanagas Group gautinos sumos. Būtent su šiuo įkeitimu tikimasi užtikrinti, kad sukurta vertė iš nekilnojamo turto vystymo nepaliks pačio emitento. Šiek tiek trumpa apžvalga apie finansus, apie juos vėliau išsiplėsime pačiame pristatyme, bet kaip norėtume paminėti, kad pats emitentas yra subholdingas ir būtent būtent tos investicijos į nekilnojamą turtą, kurios yra konsoliduojamas nuosavybės būdu,
atsistoja į finansinį turtą. Todėl turbūt svarbiau yra žiūrėti ne į pajamų eilutę, o būtent į gryno pelno eilutę, kuri 24 metais pagal audituotus duomenis viršijo 8 milijonus eurų. Na, o ką norėtume paminėti, kad mūsų manimus svarbesnė dalis šioje prezentacijoje, šiame punkte yra pati įmonės kapitalizacija. 32 metais, 24 šių metais nuosavas kapitalas viršė 32 milijonus eurų, nuo pats nuosavybės koeficientas buvo 83 procentai, na, kas yra išties solidus rezultatas. Ką norėčiau pabrėžti ir paminėti, tai kad tas nuosavybės koeficientas yra aukštas, nes vis tiek visi tipiškai nekilnojamo turto vystyme yra įpratę matyti didesnį skolos lygį ir tą koeficientą mažesnį. Tai yra susijęs su mūsų šio holdingo konsolidavimo principais. Tai reiškia, kad remiantis apskaitos standartais mes nekonsoliduojame visų objektų, į kuriuos investuojame turto bei įsipareigojimų, jei juose neturime pilnos kontrolės. O konsoliduojant įmame tik tai savo atliktos investicijos dydį arba išlaikę atėjusį tos investicijos vertės prieaugį. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad iš esmės čia rodom didžiąją dalimi tik savo sukauptą kapitalą, o skolos, kuri yra žemiau esančių projektų lygyje, nekonsoliduojami. Tada iš karto kyla klausimas. Tai jeigu pasižiūrėtume į tą skolą ir pavieniuose projektuose, objektuose, kaip tuomet atrodo grupės nuosavybė? Tai čia pavadinkim tai galbūt kažkokiu kaip hipotetiniu konsolidavimu. Tai jeigu įvertinam visą skolą ir projektą esančią apačioje mūsų nuosavybės, tai koeficientas vis tiek išlieka pakankamai aukštas, apie 55 procentus. Ir tai yra didesnis nei šiuo metu mūsų vertinimo esantis rinkos vidurkis. Mhm. Perinant tuomet prie pagrindinių sąlygų, kaip jau minėta, pats emitentas yra UAB Vanagas Asset Management. Šis obligacijų siūlymas yra viešas ir turbūt kaip dauguma viešų siūlymų šiuo metu rinkoje, jie yra atliekami per Nasdaq sistemą. Todėl jie yra atlikti per Nasdaq sistemą, todėl kiekvienas investuotojas pavedimą realiai gali atlikti per kiekvieną finansų maklerį ar savo komercinį banką, kurie yra būtent Nasdaq sistemos dalis. Na, ši 2 milijonų eurų atkarpa yra, kaip minėta, didesnės 8 milijonų programos dalis. Ir ką verta paminėti, kad emitentas savo nuožiūrą šią atkarpą gali padidinti iki 3 milijonų eurų. Pats investavimo periodas baigėsi rugpjūčio 29 dieną, na, numatyta išleidimo data yra rugsėjo 2 diena. Kaip minėta, kad išpirkimo data yra būtent po 26 mėnesių, tai yra 2027 m. spalio 29 dieną, na, o investuotojams šios atkarpos metu yra siūloma 9,5 procentų. Palūkanų mokėjimas pusmetinis, na ir pirmasis mokėjimas bus spalio 29 dieną. Vienos obligacijos išleidimo vertė ir minimali investavimo suma šiuo metu yra 1043,69 eurai. Tai čia turbūt, ką norėtume irgi šiek tiek dar pakomentuoti, kodėl yra susidarius tokia kaina. Tai ši kaina iš tikrųjų susidaro iš dviejų dalių. Tai pirmoji yra švari kaina 1009 eurai, kuri būtent ir numato tą 9,5 procentų pajamingumą. Na ir kita dalis, kuri yra sukauptos palūkanos jau nuo emisijos pat pradžios, tai yra nuo balandžio 29 dienos. Tai trumpai sakant, pats kiekvienas investuotojas susimokės už jau sukauptos palūkanas, bet šitos susimokėtos palūkanas iš esmės grįž per pirmąjį palūkanų mokėjimą. Taip, tai pats užstatas, kaip minėta, yra projektinių fondų vienetai, kurie yra, po kurie yra kiekvienas vystomas atskiras objektas. Ir būtent norėtume dar paminėti pačius kovenantus, kad būtent minėta jau yra pats obligacijų ir keistų akcijų santykis, kad emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad neišpirktų
obligacijų nominalios vertės ir įkeistų akcijų grinosios turto vertės santykis visą laiką būtų lygus ar mažesnis nei 0,5. Arba, na, paprasčiau tariant, kad įkeisto turto vertė visą laiką bus 2 kartus didesnė nei išleistų obligacijų skaičius. Kitas svarbus kombinantas yra surištas su bendrovės finansais, tai yra pakoreguoto kapitalo rodiklis, kuris yra pakoreguoto nuosavo kapitalo ir pakoreguoto turto santykis. Jis privalės niekada nenukristi žemiau 30%. Jis yra perskaičiuojamas kas pusmetį ir, na, korekcijos, kurios yra atliekamos, tai yra mažinami akcininkų ir akcininkų įmonėms suteiktomis paskolomis, tai atimanties iš nuosavo kapitalo bei turto. Kiti turbūt tradiciniai kovenantai yra konsoliduoto ataskaitų teikimas privalomas emitentui, na ir pats įmonės statusas visos obligacijų galiojimo laiku negalės kisti. Jo, tuomet, kad irgi, kaip jau minėjome, kad išpirkimas obligacijų bus 27 metais, tačiau emitentas taip pat yra nusimatęs galimybę daryti ankstesnį išpirkimą, dalyti jo ankstesnį išpirkimą, tai iš ankstinio išpirkimo sąlyga įsigalioja praėjus metam nuo pačios emisijos pradžios, tai yra po kitų metų balandžio 29 dienos. Na ir jei emitentas nusimatys išpirkti obligacijas praėjus metams, bet ne daugiau nei 2 metam nuo pirmosios emisijos išleidimo dienos, tai jie privalės susimokėti 1% premiją. Na, o jei pats išankstinis išpirkimas bus įvykdytas likus mažiau nei 6 mėnesiam iki obligacijų išpirkimo, tai pats emitentas neturės sumokėti jokios premijos. Taip, tai dar turbūt norėtume paminėti, kad pats lėšų panaudojimas bus apyvartinio kapitalo poreikių finansavimui ir investicinių projektų vystymas. Na, emitentas numato išpirkti obligacijas iš piniginių srautų, kuriuos uždirbs iš nekilnojamo turto projektų realizavimo. Ir jie taip pat pasilieka galimybę, kad turės galimybę šias obligacijas išpirkti jas refinansuojant, būtent pasikeitus kokiam rinkos sąlygoms. Ja, perdodam turbūt dabar žodį Raimondui, kuris labiau išsiplės apie įkeistus turtus. Ačiū Matui už įžangą, ačiū už įvedimą. Tai noriu šiek tiek pakalbėti daugiau, kur tikim, kad tikrai investuotojams norisi giliau jas suprasti. Tai prieš perinant prie pačių projektų detalizacijos, apie tai, kaip sekasi projektams, kuriuos teikiame kaip užstatą, pateiksiu bendros informacijos. Mūsų užstato dydis siekia beveik 16 milijonų eurų. Tai tas santykis investuotojams tikrai yra labai palankus ir mes numatome jį toliau išlaikyti didesnį dvigubai negu išleistų obligacijų vertė. Dabar šiuo metu jis yra tikrai didesnis. Tai ir ką toliau norėčiau paminėti, tai yra apie gavą. Tai yra grynoji aktyvų vertė, kurios skaičiavimais remiantis yra skaičiuojama būtent ta užstato bendra vertė. Turbūt daugumai yra žinoma, kad iš esmės tai yra, kas tai yra ir ką tai atspindi. Atspindi mums tenkančią pagal mūsų atliktą investiciją nuosavybės dalį tame konkrečiame projekte ir kitaip tariant, iš turto atėmus įsipareigojimus. Kaip jis skaičiuojamas? Tai kas metus arba dažniau nustatoma turto vertė atliekant nekilnojamo turto vertinimą. Ta daro, žinoma, nesusiję profesionalūs turto atestuoti vertintojai ir su įvairiom įmonėm, tai įvairiais vertintojais čia dirbame. Na, pats gavas remiantis šią informaciją yra skaičiuojamas 3 lygiais. Pirmas lygis. Apskritai tvarkanti įmonė tuomet apskaito ir papildomai dar tikrinama yra valdymo įmonės, kuri yra Lietuvos banko prižiūrima. Ši įmonė yra Demus Asset Management. Na ir galų gale, atliekant metinius ar tarpinius auditus, kur nepriklausomai auditoriai peržiūri mūsų finansinės ataskaitas, tai auditoriai tikrina šitos skaičius ir pasirašydami tai patvirtina.
Tai norėjusi šiek tiek užakcentuoti, nes kartais čia kyla papildoma klausimai. Na ir apie pačius projektus, kurių akcijas įkeičiame, tai vėliau turėsim ir daugiau statistikos, bet šioje vietoje norėčiau paminėti, kad mūsų didžiausia grupės, apie didžiausią mūsų projektą šiuo metu. Tai yra projektas Mūnai, Žirmūnas. Panašus pavadinimas, asocijuoti lengviau suprasti. Beveik 500 būtų bendroji sumoje, vidutinio segmento būtai yra Žirmūnų mikrorajone, kaip minėjau, prie pat šiaurės miestelio. Tai pradėjome šiame projekte pirmą etapą vystyti 24 metais ir iš tikrųjų mūsų pardavimai viršijo mūsų pirminės prognozes, lūkesčius ir tikrai projektas pasirodė klientams labai patrauklus. Tai lėmė, kad mes anksčiau pradėjom ir antro etapo statybas, negu buvom pradžioje planavę, kadangi pirmo etapo tiek statybos, tiek pardavimai artėja po truputį link pabaigos. Beveik visi butai yra jau pirmame etape išparduoti, antras irgi labai stipriai eina į priekį. Na, o kitas žinomas ir reikšmingas projektas taip pat Žirmūnuose yra projektas pavadinimu kaip Niujorke. Jame du etapai. Pirmas etapas taipogi yra, galima sakyti, išparduotas, yra tik keli butai. Na ir susiję yra tai su tuo, kad sparčiai judame su antrojo etapo statybomis ir pradėjome jau antrojo etapo pardavimus. Tai tikrai matome, kad paklausa šiems projektams yra gera. Pardavimai einasi puikiai, bet pratęsiant kalbą apie užstatą, vis tiek norime investuotojams pasiūlyti subalansuotą užstatą. Kai mūsų projektas ir kaip Niujorke projektai yra tokie labiau susijęs su dabartimi, o obligacijos yra ilgesnio laikotarpio, tai mes norime pasiūlyti ir dar kitą projektą, kuris būtų ilgesnio laikotarpio. Tai yra projektas Pumpėnų gatvėje. Čia Justiniškėse, netoli Pašilaičių. Ir neseniai gavome jau statybos leidimą tikrai nemažo šito projekto statybai. Neužilgo pradėsime ir būtų pardavimus, tai tiek trumpai gal apie jį. Ir jeigu atsitiktų taip, kad užstato vertė sumažėtų iki mažiau negu dvigubai didesnės nuo obligacijų emisijos dydžio reikšmės, tada yra informaciniam dokumente pateikti ir kiti mūsų fondai, kurių vienetus mes turėsim galimybę tokiu atveju keisti. Ir apie juos kalbant, tai iš esmės jie irgi yra Vilniuje, gyvenamosios statybos, kur mes matom, kad tai yra mūsų stiprybė. Perinant į kitą skaidrę, norėčiau pakalbėti apie išpirkimo šaltinius. Tai esame nusimatę bazinį scenarijų, kad išpirksime obligacijas 27 metų antroje pusėje, tačiau taip pat pasiliekame, aišku, galimybę, esant palankiam rinkos sąlygom, jas refinansuoti. Bet norėjom šiek tiek padetalizuoti, atskleisti, kaip mes dėliojame scenarijų, kad surinksime lėšas obligacijų išpirkimui. Numatę esam 4 projektus, apie 2 iš jų jau kalbėjau. Tai turim 2 santykinai mažus projektus dar ežero takais Vilniuje, Sideronių gatvėje, čia netoli Aplinkerio ir prie Vilniaus outlet parduotuvės, bei Senamiesčio link, Naujininkose. Mūsų santykinai maži projektai, abu juos įsigijome pernai ir ežero takais pardavimai iš esmės jau pabaigti, einame link dividendų išmokėjimo įvairiems akcininkams, tame tarpe savo ir šių metų pabaigoje. Su Senamiesčio link panaši istorija, būtų mažiau, matom, kad pardavimai turėtų baigtis link šių metų pabaigos ir dividendus planuojame skirstyti šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje. Kaip Niujorke projektas, tai apie projektą šiek tiek minėjau, kad prasidėjo antrojo etapo statybos, tai kadangi projektas nėra toks mažas bendrai, ir kaip matote, 174 būtų ir 11 komercinių patalpų, tad numatome, kad statybų pabaiga ir pardavimų pabaiga bus labiau link šių metų pabaigos. Dividendų išmokėjimas bus irgi 26 metų tikėtina pirmąjį pusmetį ir verta čia tik paminėti papildomą informaciją apačioje, ką matote, kad galimas išmokėjimas bus irgi 26 metų pirmą pusmetį ir generuoti lėšas iš naujų
galime pinigų iš naujų projektų išvystymo. Čia turiu omeny, kad, ką minėjau apie ežero takus ir senamiesčio liks, tai yra santykinai maži projektai ir ilgametė patirtis mums rodo, kad kai įsigijame tokius santykinai mažus iki 100 butų gyvenamosios paskirties vystymui skirtus projektus, gebame juos išvystyti per 15-18 mėnesių nuo įsigijimo iki išpardavimo visų turtinių vienetų ir atitinkamai išmokėti akcininkams lėšas. Tai rodo, kad šiuo metu mes taip pat atliekame tą vadinamą due diligence, vertinam skirtingus panašius objektus ir čia jų nerodome. Bet jeigu, įsigysim neužilgo tuos objektus, tai dividendus taip pat tikimės gauti 27 metais, o gal net ir 26. Paskutinė žinutė apie gautinas sumas iš Vanagos Group dar norėjau paminėti, tai kad jos yra įkeičiamos taip pat investuotojams pirmos eilės įkeitimų. Vertėtų paminėti apie grupę šiek tiek ir išsiplėsiu, kad suprastumėt, kokios yra tos veiklos už mūsų emitento to investicinio subholdingo ribų. Tai yra kitos veiklos, kurios taip pat generuoja teigiamą pinigų srautą. Ir matom, kad aukščiau esantį holdingas Vanagas Group esant poreikiu tikrai bus pajėgus grąžinti dalį paskolų, kurias suteikia būtent emitentas savo motininė įmonė Vanagas Group. Dabar norėčiau pristatyti lėšų panaudojimą. Kalbant apie lėšas, kurias pritrauksime iš šios emisijos, tai jų paskirtis yra labai mums aiški. Iš esmės planuojame lėšas naudoti naujai įsigijamiems projektams, finansuoti jų vystymą tik tai tam tikrą dalimi. Ir apie naujus projektus šiek tiek paminant, tai matot lentelėje 7 projektus. Šiuo metu aktyviai vyksta dėrybos, projektai numatomi skirtingose Vilniaus vietose. Bet kas svarbu, gal šioje vietoje paminėti, kad visi projektai yra santykinai netoli miesto centro. Mes neinam į kažkokius Vilniaus pakraščius ir numatom statyti arba vidutinės, arba kai kuriais atvejais netgi prestižinės klasės butus ir neplanuojame plėtros į komerciją. Esame ir save laikom gyvenamosios paskirties, ypatingai Vilniuje statybų ekspertais. Žinome, kad tą projektus vertinti, numatyti ir suvaldyti statybos pardavimus sugebame. Suprantame, kaip vystyti projektus greitai, gerai ir pelningai. Tai norime būtent tą ir tęsti. Čia mūsų stiprybė. Nenorime per daug rizikingai eksperimentuoti su kažkokia nauja plėtra, nors atsargios tokios opcijos persvarstymui netmetame. Ir jeigu net ir darytume komercijos projektus, tai būtų labai minimalia apimtimi lyginant su gyvenamuoju būstu ir turbūt pirmiausia ne po Vanagas Asset Management įmonių grupę, bet kitame subholdinge, kuris, kaip vėliau paminėsiu, yra daugiau susijęs su didesnės rizikos arba mažiau apibrėžtos rizikos projektais. Dabar, kur išleidome pinigus iš pirmosios atkarpos. Tai iš pirmosios atkarpos pinigus išleidome grubiai į 2 dalis. Viena dalis yra 2,2 milijonų eurų, o 1,2 antroji dalis. Tai pirmoji dalis 2,2 milijonų eurų buvo skirti 4 sklypų įsigijimui arba daliniam jų apmokėjimui. Tai verta paminėti, kad tai yra miško akordų projektas Vilniuje, Šnipiškių mikrorajone, Fabijoniškių mikrorajone ir 2 sklypai Naujamiesčio mikrorajone. 1,2 milijonus eurų planuojame skirti vystymui. Ką turime sakydamas vystymui, tai ne valdymo ar kokių nors įmonių operacinės veiklos sąnaudų dengimui, bet grinai statybų, plytų, statybinių medžiagų pirkimui, kas mums leidžia anksčiau išleidžiant lėšas gauti geresnės nuolaidas, geresnės sąlygas iš tiekėjų ir taip dar pasididinti mūsų maržą ir taip suvaldyti geriau projektus. Einant toliau, priminsime dar šiek tiek pačio siūlymo pagrindinės datas. Tai, kaip jau minėta, pats siūlymas vyksta iki rugpjūčio 29 dienos, jisai prasidėjo šį pirmadienį.
Pats siūlymas yra viešas, tad kaip minėjau, kiekvienas norintis investuoti investuotojas pavedimus savo gali pateikti per savo asmeninį finansų maklerį ar per kitą kokį komercinį banką, kuris yra Nasdaq sistemos dalis. Šios atkarpos išleidimo data yra rugsėjo 2 diena. Kaip minėjau, pirmasis palūkanų mokėjimas bus atliktas jau spalio 29 dieną, tai yra maždaug po 2 mėnesių. Ir nuo spalio 20 dienos palūkanos bus mokamos kas pusmetį iki 2027 metų spalio 29 dienos, kai bus išpirktos pačios obligacijos. Mhm. Prieš perdodant žodį vėl Raimondui, norėčiau šiek tiek paminėti kelis esminius šio siūlymo aspektus. Kaip minėta, Vanagas Asset Management ir pati grupė yra vieni didžiausių NT vystytojų Lietuvoje. Pagal pardavimus 2024 metais jie yra top 3 vystytojai. Na ir jie, žinoma, vis dar auga ir rinkoje galėdami pasiūlyti įvairaus dydžio unikalių NT projektų, sulaukia tikrai nemažos paklausos. Taip pat yra tikrai specai vystant projektus, daug projektų vystant vienu metu, ir šiuo metu turbūt yra vystomi 8 nauji projektai Vilniuje ir likusioje Lietuvoje, tai Druskininkose bei Nidoje. Tokios aukštos kompetencijos, žinoma, priklauso nuo patyrusių vadovų ir pačios komandos. Tai Mindaugas Vanagas yra didelę patirtį sukaupęs verslininkas, kuris turi didelę patirtį nekilnojamo turto vystyme bei finansuose. Jisai yra su savimi aplink save sudaręs didelę vadovo komandą, kurie turi daug kompetencijų ne tik NKT vystymo srityse, tačiau investicijų, nekilnojamo turto valdymo ir finansų valdyme. Jei šiek tiek grįžtant, kaip minėta, prie pačio balanso, tai ką norėtume išskirti, žinoma, tas emitento konsoliduotas nuosavas kapitalas, kuris viršė 32 milijonus eurų. Ir kaip minėta, konsoliduoto nuosavo kapitalo ir turto santykis yra didesnis nei 87%, kas yra išties solidus rodiklis. Ir pabaigai norėtųsi vėl skirti užstatą, kad pirma eilė įkeistos grupės įmonių, tai yra fondų plėtojančių NT projektus Vilniuje akcijos, jos yra surištos su keliais skirtingais NT objektais. Ir pats kovenantas, kuris užtikrina, kad tų įkeistų fondo vienetų grynoji vertė, kuri šiuo metu yra 16 milijonų eurų, bus didesnė 2 kartus nei išleistos obligacijos. Ir perdodu vėl žodį Raimondui, kuris papasakos daugiau apie patį emitentą ir pačią veiklą. Pradėkim nuo istorijos. Nusprendėme atskleisti daugiau informacijos apie pačią grupę. Tai Mindaugas Vanagas yra verslo įkūrėjas, vienintelis akcininkas. Tai galbūt apie jį esate girdėję ir netgi tekę su juo susipažinti. Verslo istorija iš esmės prasidėjo 2009 metais, kuomet buvo pati pradžia. Ir 2012 metais jau pradėjo savo veiklą Citus ir Citus Construction. Nekilnojamo turto prasidėjo vystymas 2013 metais Vilniuje, o po kelių sėkmingų pirmųjų projektų plėtra prasideda ir tęsiasi jau 2015 metais, augant įmonių grupiai. Bei nusprendus daryti projektus per fondus, buvo įsteigta valdymo grupė Demus Asset Management 2018 metais. Ir augant grupiai, toliau nusprendėme išgryninti ir išplėsti Vanagas Group struktūrą, įkuriant būtent emitentą. Turiuomenį Vanagas Asset Management, apie kurį dabar ir kalbame, investicinį holdingą bei alternatyvių investicijų holdingą Vanagas Invest. Tai apie jį pradedam skaidrę. Tai kai pagal nuosavybės struktūrą matome, kad Vanagas Mindaugas yra
100% akcininkas Vanagas Group holdingo. Vanagas Group tai yra pagrindinis holdingas, kuris valdo tris esminės šakas. Pirmoji vidurinė šaka, kaip vėlgi kartuojuosi, yra emitentas, tai yra Vanagas Asset Management. Tai mes laikom, kad tai yra mūsų vidinis investicinis holdingas, kuris atlieka investicijas į atrinktas, aiškiai apibrieštas ir mūsų vertinimų santykinai mažos rizikos verslus. Ką mes laikom santykinai mažos rizikos verslais? Tai paprastai kalbant, tai yra projektai, apie kurių dalį jau yra pakalbėjome ir juos sieja vienas ypatybė. Netoli miesto centro, yra su statybos leidimais arba tie statybos leidimai yra neužilgo bus gaunami ir vyksta statybos, vyksta pardavimai. Tai gyvi tokie mūsų projektai. Tai tikrai matom, kad šis mūsų portfelis yra subalansuotas, labai aiškus ir išgrynintas. Dėl Citus grupės, kur yra kairiau, Citus grupė dažnai plačiai matoma, girdima spaudoje ir netgi važiuojant, žiūrint projektus. Ką įveikia, tai vykdo projektus, vykdo statybų projektus, perka įvairias nekilnojamo turto paslaugas ir tą daro iš Citus grupės įmonės. Tai gali būti tiek ir pardavimų valdymas, tai bendras visų statybų valdymas, rinkodara, bei kitos iš esmės nekilnojamo turto paslaugos. Na ir mes kaip emitentas, kadangi perkam tas paslaugas, tai matom, kad Citus įmonių grupė, turėdamas Citusas galimybę konsoliduoti visas paslaugas, taip pat turėdamas ilgametę patirtį, tikrai mūsų vertinimu geba pasiūlyti itin aukštą kainos ir kokybės santykį. Tai toks santykis su Citus grupė mūsų sieja. Trečia šaka yra Vanagas Invest. Su jie Vanagas Invest turim mažai sąsajų, tai šiek tiek ilgesnio periodo investicijos, ar santykinai aukštesnės rizikos, arba kiti verslai valdomi ir investicijos. Tai kaip pavyzdys galėtų būti Oxygen Group, tai yra vėdinimo sistemų gamintojas Kaune, Profitas sutelktinė finansavimo platforma, kur nemažą dalį akcijų taip pat valdome bei valdymo įmonė Demus Asset Management. Tai tiek apie struktūrą. Na, kalbant apie mus, tai reikėtų paminėti skaitinę prasme, kad Mindaugo Vanago valdomos įmonės, kaip minėjome, 2013 metų pradėjo vystymą ir per tą daugiau nei 10 metų laikotarpį bendroje sumoje išvystė nekilnojamo turto virš 180 tūkstančių kvadratinių metrų arba kas atitiktų apie virš 3000 butų, kuriuos pardavėm klientams. Na ir didžioji dalis jų buvo Vilniuje, bet vis tiek vystėme projektus ir Kaune. Turim vieną projektą dar Druskininkos, apie kurį paminėsiu, Nidoje turim vieną projektą, bet bendroji sumoje tas projektų kiekis 25 jau yra pasiekęs. O numatomų projektų, ką žadame pasileisti šiais metais ar kitais metais, yra virš 10. Tai tikrai šis kiekis yra reikšmingas. Didžiausi mūsų vystomi projektai, kai kalbėjau apie Mūnus, apie projektą kaip Niujorke, apie ežero takus, tai tos informacijos šiek tiek esam čia atskleidę ir detaliau, noriu paminėti apie Nemuną. Tai yra Druskininkose mūsų buvusios Nemuno sanatorijos rekonstrukcija, yra 2 etapai. Pirmas etapas iš esmės artėja prie pabaigos, kur beveik 180 apartamentų jau yra parduotų. Startuojame su antro etapo statybų rekonstrukcija bei atitinkamai pardavimais jau. Tai šiek tiek vizualiai apie šios projektų. Kągi vystom? Tai Senamiesčio link, tai jau irgi šiek tiek kalbėjome, tai pat naujas mūsų įsigijimas, kurį irgi minėjau Panerių gatvėje, Naujamiestyje yra, tada yra Kaune Radio City, Žaliakalnyje mūsų antrasis etapas, kur darysime rekonstrukciją beveik 250 butų loftų, bei komercinių patalpų, taip pat Nidai dar projektais yra Nidos bangos. Neužilgo ruošiamės antrajam etapui, kai pirmas etapas yra vystomas susijusiam mūsų holdinge Vanagas Invest. Ir dar norėjau paminėti kitus svarbius projektus, tai mūsų naujausių iniciatyvų miesto akordai Šnipiškėse projektas,
kuris pakeis šio rajono veidą, taip pat Izenhauzų projektas orientuotas į mažesnio masto, bet aukštos kokybės būstus ir Pumpėnų gatvės projektas Žirmūnuose į vidutinio segmento daugiabučiai su patogia infrastruktūra šeimoms. Mhm. Taigi, jeigu pasižiūrėti geografiškai, kaip mes esame išsidėstę, tai čia yra Vilniaus žemėlapis, kur dabar matomi projektai. Planuodami naujus įsigijimus stengiamės taip juos dėlioti, kad jie vienas kitą nekanibalizuotų. Tai iš esmės taip ir sukamės mes šiame portfelėje Vilniuje. Jeigu pasižiūrėti į sekančią skaidrę, tai yra atskleidžiam, kur yra mūsų vizualiai projektai Kaune, Druskininkuose ir Nidoje. Kuom galėtume pasididžiuoti arba paminėti iš jau išvystytų projektų, tai Karaliaučiaus slėnis, didelis 10 etapų kvartalas, vystytas nuo 2014 iki 2019 metų, iš viso apie 750 būtų ir gyvenamųjų patalpų. Tai projektas pelnė pripažinimą kaip geriausias gyvenamųjų namų kvartalas Lietuvoje. Tai ypač svarbus įrodymas, kad galime valdyti ilgą daugiaetapį projektą nuo pirmų kasinėjimų iki rakto įteikimo. Visi savi 125 apartamentai, 4 komercinės patalpos, užbaigta 23 metais, tai vienas pirmųjų projektų atitikusių 10 Vilniaus architektūros taisyklių, tai yra gyvenimo kokybės, estetikos ir urbanistinės dermės standartus. Radial City pirmas etapas pabaigtas, tai kuris turi savyje 384 loftus ir 62 komercinės patalpas. Iš viso yra 2 etapai. Pirmasis etapas išvystytas iki 23 metų. Tai tvaraus pastato konversija, prestižinė Žaliakalnio Kauno vietoje, moderni loftų bendruomenė ten, kur dar nesiniai buvo pramoninė teritorija. Projektas Kauno senamiesčio apartamentai, tai nėra didelis, 54 butai ir komercinės patalpos, 2 etapai. Projektas pripažintas geriausiu ateities projektu Lietuvoje. Šis pavyzdys rodo mūsų gebėjimą dirbti su istoriniu audiniu ir kartu kurti šiuolaikinę vertę. Tai bendra žinutė paprasta. Skirtingi miestai, Vilnius, Kaunas, skirtingi produktai nuo kvartalų iki konversijų, bet tas pats rezultatas. Užbaigti projektai ir sukurtas vertės pagrindas naujiems etapams. Apie dabartinę mūsų emitento struktūrą. Svarbu yra suprasti, kad nekilnojamam turte tai yra standartinė ganėtinai struktūra, kad kiekvienas projektas yra vystomas atskiroje įmonėje. Tai mūsų atveju tai yra arba fondai, apie kuriuos šiek tiek minėjome, arba SPV įmonės. Pavadinkim pavienės įmonės, kuriuose taip pat vystome skirtingus projektus. Šioje struktūroje reikia išskirti 3 šakas. Pirma šaka yra pati svarbiausia. Tai yra projektai, kuriuos šiuo metu vystome. Tai yra Victory Development 4. Čia vystamas projektas Mūnai, apie kurį kalbėjome, tada Demos Development 6, Pumpėnų projektas ir Victory Development 5, tai yra projektas kaip Niujorke. Šie 3 projektai, kaip paminėti, yra ir užstatę. Na ir kiti mūsų minėti projektai, ežero takai, Senamiesčio link, Nemunas ir kiti, yra šiek tiek daugiau įmonių, tai yra dalis projektų, kurie yra išvystyti, išparduoti ir vyksta baigiamieji darbai. Tai kaip pavyzdys būtų Celiaus fondas, kuris iš esmės baigia paskutinės projekto miško ardai pardavimus ir atliekami fondo uždarimo darbai. Na ir paskutinė dalis įmonių, tai įmonės, kurios yra paruoštos naujų projektų įsigijimams ir mes jas vadiname tuščiomis. Kaip matot, mes šioje įmonėse valdom reikšmingą dalį visose, dažniausiai virš 50%, bet tas procentas svyruoja. Kai kur valdome tik 30%, kai kur ir visą 100%. Tai tiek apie struktūrą ir apie žmonės, vadovybę. Dabartinė struktūra sudaro patyrusių vadovų komandą. Svarbu yra suprasti, kad nekilnojamo turto vystyme tai yra, kad žmonės yra pagrindas įmonės augimui, supratimui ir rizikų suvaldymui. Tai labai stipriai neprasiplėsiu, bet trumpai paminėsiu apie mūsų komandą.
pagrindinių žmonių. Tai Mindaugas Vanagas, kaip ir jau minėjome, įkūrėjas, vienintelis akcininkas ir generalinis direktorius. Jo patirtis apima Vanagas Group nuo 2009 metų, Vanagas Asset Management nuo 2019 metų, Vanagas Invest nuo 2020 metų. Taip pat įkūrė Citus ir Citus Construction nuo 2012 metų, kuris buvo vadovu nuo 12 iki 20 metų. Finansų vadovas esu aš, Raimundas Lukoševičius. Prieš prisijungdamas prie grupės dirbau Sirin Development finansų vadovu. Anksčiau teko darbuotis ir Modus Mobility CTV dalyje, Aventus Groups tarptautinio finansavimo pritraukime ir Palink įmonė finansų direktoriaus pavaduotoju. Komandoje yra ir investicijų direktorius Šarūnas Tarutis. Dirba grupėje nuo 2018 metų, atsakingas už investicinių sprendimų architektūrą bei kapitalo pritraukimo logiką, kad projektų tempas dėrėtų su rizikos profiliu ir grąžos tikslais. Fondų valdytojai Vilius ir Laura, turintys ilgametį patirtį nekilnojamam turte, analitikos, investicijų, fondų valdyme. Abu yra ilgamečiai įmonės darbuotojai, reikšmingai prisidėjo prie mūsų įmonės grupės investicijų valdymo. Taip, pristatysime finansinę informaciją, kuri yra mūsų pagrindas iš finansų pusės. Tai skaičius galite pasižiūrėti, pasidetalizuoti. Aš iškart noriu atkreipti dėmesį, į ką norėčiau akcentus sudėlioti. Tai svarbiausia eilutė yra šioje pelno nuostolio ataskaitoje kitos palūkanų ir panašios pajamos. Būtent čia atspindima ta pelno dalis, kuri gaunama iš jau išvystytų realizuotų projektų. Atsiprašau, turbūt labiau pajamos iš investicijų į asociuotusios įmonės. Taip. Ir gali atrodyti kiek neįprasta, kad konsoliduotojo ataskaitoje didžiausia pelno dalis ateina būtent čia, bet tiesiogiai tai yra susijęs su emitento statusu. Mes veikiame kaip investicinis holdingas. O tai reiškia, kad pati įmonė tiesiogiai nekontroliuoja visų fondų ir projektinių SPV, todėl pelnas iš jų apskaitomas nuosavybės metodu. O jei kalbame apie pačias veiklos pajamas, tai tie 2 milijonai eurų susideda iš būtų nuomos pajamų bei realizuotų projektų, kurios valdo pilnai pats emitentas. Pereikime prie turto, balansinę dalį. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad didžiausią dalį sudaro ilgalaikis turtas. Matome, jog jis ženkliai išaugo ir šį išaugimą daugiausia lėmė investicijos į asocijuotas įmonės. Tai yra mūsų valdomi projektai, kuriuose turime reikšmingą dalį, bet jie nėra pilnai konsoliduojami. Didelė ilgalaikio turto dalį sudaro taip pat suteiktos paskolos susijusioms įmonėms. Tai yra mūsų vidinės investicijos, kurios grįžta per projektų realizavimą. Jeigu žiūrime į trumpalaikį turtą, o didžioji dalis tai gautinos sumos iš patronuojančios įmonės bei dukterinių bendrovių, tai natūralu, nes projektų vystymo metu pinigų srautai cirkuliuoja tarp grupės įmonių. Turimų pinigų likutis sąskaitose yra pakankamos tam, kad užtikrinti einamą veiklą ir įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Toliau kalbant apie konsoliduotą nuosavą kapitalą, tai čia labai aiškiai matosi stiprybė. Didžioji dalis mūsų turto finansuojama nuosavomis lėšomis. Nuosavas kapitalas sudaro apie 87% viso turto. Kitais žodžiais tai reiškia, kad esame finansiškai labai stabilus ir nedaug priklausomi nuo skolinto kapitalo. Įsipareigojimo turime santykinai nedaug. Ilgalaikių skolų suma per metus dar sumažėjo, trumpalaikiai įsipareigojimai yra valdomi. Be to svarbu taip pat paminėti, kad didžioji dalis finansinių įsipareigojimų, tai banko paskola ir akcininko suteiktos lėšos jau buvo grąžintos 25 metų pradžioje. Tai reiškia, kad šiandien turime labai sveiką finansinę struktūrą, kuri leidžia mums greitai reaguoti į rinkos pokyčius ir ramiai planuoti tolimesnius projektus. Taip, dėkui Raimundai už veiklos ir finansų analizę. Norėtume šiek dabar irgi apžvelgti pačius rizikos veiksnius, kadangi kaip ir su kiekviena investicija, investuojant obligacijas, reikia tinkamai suprasti
visas vyraujančias rizikas. Šiuo metu turbūt dabar norėtume rizikas išskleisti į tris dalis. Tai yra rizikos susijusios su pačiu verslu, kadangi pats emitentas, na ir grupė veikia nekilnojamo turto vystymo srityje, tad manau tad manau verta paminėti iš esmės na, visas su NT susijusias rizikas, kaip na, palūkanų normų rizika, konkurencijos rizikos didėjimas, na ar pačios nekilnojamo turto rinkos rizika. A, Jo, taip pat su grupiai būdinga rizikos veiksniai, kadangi pats, kaip minėta, na, pats emitentas yra holdinginė bendrovė ir jie iš esmės pačius NT vystymo projektus tik konsoliduoja nuosavybės būdu ir na, neturi jų pačiam balanse, tad išperkant pačias obligacijas, pinigų srautai privalės būti pakelti į patį emitentą iš apačios į viršų, taip sakant. Na ir jei taip pat dar peržvelgant su pačiomis obligacijomis susijusios rizikas, tai, na, žinoma, verta labai paminėti, na, kad kiekvienas investuotojas turi įsivertinti, ar šios obligacijos ir, tarkim, jų rizika jiem yra, a, už- jiem yra ne per didelė. Tuomet, na, norėtume irgi paminėti patį turbūt obligacijų likvidumą, kad, na, pati emisija, nepaminėjau, dar yra jau lisinguota Nasdaq First North biržoje, tačiau pats emitentas, na, negarantuoja antrinės prekybos likvidumą, tad kiekvienas investuotojas norintis antriniai prekybai parduoti ar nusipirkti obligacijų turi suprasti, kad gali jų nepavykti nusipirkti arba parduoti už jiem norimas sąlygas. Na ir prieš pereinant prie klausimų ir atsakymų sesijos, norėtume dar šiek tiek sugrįžti ir priminti pačias obligacijos sąlygas atkarpos. Tai, na, emitentas yra Vanagas Asset Management, pats obligacijų siūlymas yra viešas kiekvienoje Baltijos šalyje. Ši atkarpa yra 2 milijonų dydžio ir, na, kaip minėta, pats emitentas gali šią sumą didinti iki 3 milijonų eurų. Pati emisija yra 8 milijonų eurų dydžio programa. Kiekvienas investuotojas pavedimus gali pateikti iki rugpjūčio 29 dienos. Na, pačios obligacijos yra išleidžiamas rugsėjo 2 dieną. Pats terminas yra 2 metai ir 2 mėnesiai arba 26 mėnesiai. Na ir kaip minėt, kad išpirkimas yra numatytas 27 metų spalio 29 dieną, būtent su visa obligacijų misija, tai yra pirma ir antra atkarpa. Šioje atkarpoje investuotojams emitentas siūlo 9,5% obligacijų pajamingumą. Palūkanų mokėjimas bus atliekamas kas pusmetį, tai yra nuo spalio 29 dienos. Na ir šiek tiek apie užstatą. Kaip jau minėta, kad yra įkeičiami fondo vienetai skirtingų NT vystomų projektų ir visų emitento gautinų sumų iš Vanagas Group. Vienos obligacijos išleidimo vertė yra 1043,69 eurai. Na ir minimali investavimo suma yra būtent ši suma. Taip, jeigu šiek tiek irgi dar grįžtant prie pačių kovenantų, tai pakoreguoto kapitalo rodiklis negali visų obligacijų metu nukristi žemiau 30%. Na, o pačių obligacijų ir keistų akcijų santykis tai yra, kad įkeistų fondo vienetų vertė visų obligacijų galiojimo laiku privalo būti 2 kartus didesnė nei išleistų obligacijų skaičius. Ir žinoma, iš ankstinio išpirkimo galimybė, kuris įgalioja praėjus 1 metams nuo pirmosios atkarpos ar pirmo trenčo įsigaliojimo dienos. Taip, tai kaip ir baigėme pagrindinę pristatymo dalį. Matau, kad esate uždavę nemažai klausimų, tad turbūt galime juos ir peržiūrėti. Taip, tai yra. Taip, pirmasis klausimas, ar skaičiuojant įkeičiamą turto vertę ir santyki yra atsižvelgiama į projektinėse įmonėse fondų lygmenyje esančius finansinius įsipareigojimus?
Taip, yra skaičiuojama atsižvelgiama į tuos įsipareigojimus ir konsolidavimo būdu yra e, atsižvelgiama taip pat ir į tą mūsų nuosavybės dalį, kiek mes esame joje dalyvaujame. Tai šitoje vietoje yra taip, tai atsižvelgiama. Mhm. Toliau einant prie kito klausimo, šiek tiek apie rinką yra klausimas. Kokias matote tendencijas šiems ir kitiems metams būstų pardavimo srityje? Kaip skiriasi tarp skirtingų miestų? Rinkoje matome labai geras tendencijas. Jeigu šiek tiek daugiau statistikos apie ją pakalbėti, tai kadangi daugiausia stebime Vilnių ir Kauną ir Vilniuje daugiausiai žiūrime, tai matome, kad kainos auga, paklausa auga, pasiūla eina šiek tiek iš paskos paklausai, tai yra mums labai gerai. E, Jeigu kalbėti apie skaičius, tai per šių metų pirmą pusmetį būtų kainos Vilniuje išaugo 9%, tai yra pakankamai daug ir jos susijusios su tuo, kad ir kiekinė prasme matome pagerėjimą. Jeigu 23 metais buvo apie 250-300 būtų parduodama per mėnesį, 24 metais tas rodiklis augo iki 350-370, tai dabar jau 25 metais, pirmą pusmetį mes matome, kad išaugo šitie skaičiai, stabilizuojasi ties 500, nors gal buvo vos net 600 pasiekę kažkurį mėnesį. Mhm. Tai tiek apie Vilnių. Kaune matome, kad per šį pusmetį būtų kainos paaugo 6%. Didelio kiekinio augimo kažkokio nematom, laikosi tame pačiame lygyje. Ir ką dar pastebėjome, kad Kaune vidutinės klasės būtų arba šiek tiek trūksta, tai šį poreikį planuojame labai sėkmingai įgyvendinti per mūsų Raidė City projektą antrą etapą, kuris įrodytas yra per pirmo etapo labai greitą išpardavimą. Išpardavimą, bet pardavimą. Mhm. Tai tiek. Okay. Mhm. Tuomet irgi turėtume dar klausimą vieną apie pačios grupės išleistas obligacijas. Tai yra, kiek jų iš viso buvo. Jo. Būtent jeigu kalbėti apie Vanagas Asset Management, kuris yra kaip subholdingas, tai jisai yra dabar emisija 8 milijonų pirmosios tranšos, kaip ir minėjom, buvo 3,4. Su šia obligacijų emisija siekiam prisitraukti 2 milijonų lėšas su galimybė padidinti tą sumą iki 3 milijonų. Taip, dar yra pavieniai fondai pas mus irgi išleidę jų, bet tai yra jau dabar jau galbūt kita trupučiuką medalio pusė. Bet kai žiūrime, mes dabar analizuojame finansus, reikėtų pabrėžti, kad mes dabar viską žiūrime iš Vanagas Asset Management dalies ir pusės, kur yra pagal nuosavybės principą sukonsoliduoti finansai, kurie ir parodo, kiek yra įsipareigojimų, kiek yra mūsų turto ir koks yra mūsų tas santykis. Mhm. Taip, tai tuomet turim dar kitą klausimą. Kas lemia, kad atskiruose fonduose turite skirtingas nuosavybės dalis? Tai daugiau priklauso nuo pačios eigos. Nėra tokios taisyklės, kad mes sakytumėm, kad darome visur 20, 30 ar 60%. Tai priklauso nuo mūsų intereso, nuo projekto dydžio, nuo laiko įvairiai. Tai yra priklauso nuo noro dalyvauti tame versle ir nepasakyčiau, kad didesnis ar mažesnis dalyvavimas yra gerai ar blogai. Tai yra dalinamės su kitais pelno dalimis ir tai yra patrauklu kitiems investuotojams. Taip, tai kokiu pagrindu yra apskaičiuojama emitento turto vertė, tai kaip jau ir buvome praėję, bet turbūt galėtumėte priminti, kaip pats emitento gausi ir apskaičiuoti. Turto vertė tai yra turtas minus įsipareigojimai, paprasčiausia formulė, bet ką reikėtų čia atkreipti dėmesį, kad tas svarbiausia turto, kaip jį įsivertinti, tai yra vertinamas jisai bent kartą per metus. Ir turtas yra apskaičiuojamas turto vertintojų nepriklausomų, tai tuos duomenis patikėme buhalterijai,
Tai čia yra pirmas skaičiavimas, antras skaičiavimas tai yra, kad prižiūri turto valdymo įmonė Dedamos Asset Management, kuri yra kontroliuojama Lietuvos banko, tikrina tas pačias vertes ir prižiūri. Ir tretinė būdu yra skaičiuojama, kai arba pertinama, tai yra nepriklausomo auditoriaus, kuomet jisai audituoja, kas yra privaloma visiems fondams, kokia yra ta vertė ir kaip jinai yra pagrįsta. Tai tokia kaip ir triguba kontrolė, kur mes esam ramus, kad tai yra tikra rinkos vertė. Mhm. Taip. E, Tuomet turime klausimą apie kitus šiek tiek subholdingus, tai kaip sekasi kitoms po Vanagas grupe esančioms bendrovėms, Citus ir Vanagas Invest, ar Vanagas ir taip pat ar Vanagas Asset Management yra suteikę paskolas susijusioms įmonėms. Taip, yra paskola su Vanagas Group, kaip ir buvo atskleista. Kaip sekasi Citus ir Citus grupiai, tai įmonė auga. Tai yra kaip ir mūsų visos grupės sudedamoji dalis, nes jinai yra priklauso nuo mūsų masto. Jeigu mes turime 5 projektus, tai turi būti viena komanda žmonių, jeigu turim 10, tai yra kita komanda žmonių, nes suvaldyti projektus skirtingose miestuose su skirtingais architektūriniais sprendimais yra ir iššūkių, ir reikia žinių ir kompetencijos ir laiko, tai kad tą kontrolę suvaldyti ir turėti gerą rezultatą ir jį iš karto numatyti dar prieš įsigyjant sklypo, reikalingas prisėdimas, jeigu taip pasisakyti, ir suvokimas, kad būtų lūkesčiai, kuriuos turi investuotojai, įskaitant ir akcininką, būtų išpildyti ir garantuoti. Aha, tai einame toliau. Tai yra klausimas apie patį pinigų panaudojimą, kam realiai bus naudojamas pritraukslus lėšos ir klausimas, kodėl yra toks mažas tranšo dydis. Iš karto du klausimai. Ir pirma dalis, kam pritrauktos, atskleidėme prezentaciją, tai pasikartojant, tai yra pagrindė naujų sklypų 7 vietovėse įsigijimui. Aktyviai vyksta dabar tų sklypų paieškos ir dėrybos, dėl to negalima skleisti jų adresų. Gali būti ir dar daugiau potencialiai, bet žiūrime, kiek galima apžiūrėti ir kiek galime įvykdyti tų projektų. Tai pagrindinė dalis yra liūto dalis, tikrai 2/3 sklypų pritraukimui matome. Kita dalis tai yra statybų, bet ne veiklos naudų padengimui, tam, kad gauti geresnės kainas iš tiekėjo ir tai dar geriau sustiprinti mūsų pelną. Kodėl toks mažas tranšo dydis, tai yra priklauso nuo investuotojo. Jeigu yra noras investuoti daugiau, visada prašom, galite kreiptis tiesiogiai. Ir mes siekiame dabar, žiūrime į tą antro tranšo dydį, žiūrėsim, ar reikės trečios atkarpos, nereikės, kaip seksis mums čia vykdyti. Kol kas esame tiek nusimatę, kad nereikėtų be reikalo pinigų laikyti sąskaitoje ir tie pinigai nedirbtų. Norim, kad investuoti pinigai būtų aktyvūs, dirbtų ir generuotų grąžą. Taip, taip. Tai čia turbūt irgi primenant, kad antrasis tranšas yra didesnės 8 milijonų eurų emisijos programos dalis, tai išplatinęs, kad ir 2 ar 3 milijonus eurų, emitentas taip pat galės grįžti į rinką, pasiskolinti likusią dalį pagal tą pačią programą, jeigu bus toks poreikis. Taip, šiek tiek ir klausimas yra apie rinką, tai yra kiek potencialo matote tolesniam augimui Vilniuje ar ir Kaune. Ir taip pat ar svarstėte keltis į kaimininės šalis, vystyti nekilnojamą turtą. Žiūrime, kad Vilniuje ir Kaune, tai matome, kad tas paklausos lygis, kaip ir minėjau, stabilizuojasi Vilniuje ties 500 grubiai, ne tik kad riba, bet maždaug tokių lygių. Kaune jisai atsigauna, bet maždaug tame pačiame lygyje laikosi. Rinkoje vystytojai yra pakankamai stipriai susiskaidę, nėra tai, kad būtų kažkas dominuojantis, turintis 30% ar daugiau, tai yra tikrai mažesnėmis dalimis. Ir reikėtų gal šiek tiek čia paminėti dar vieną dalyką apie rinką, tai kad jeigu mūsų infliacija yra 3%, euro zonos yra 2%, tai žmonės, kurie turi ir pakankamai daug Lietuvoje laiko banko sąskaitose pinigų, jie nenori, kad pinigai nuvertėtų.
ir jie mato kaip vieną galimybę investuoti. Todėl tas sujudimas rinkoje ir pakankamas aktyvumas sąlygoja padidėjusią paklausą, stabilę, nešokinėjančią pakankamai, tai tas mus džiugina. Ir matome, kad čia galim augti, dėl to ir mūsų augimas kiekinė prasme, jisai ir atskleista šioje prezentacijoje. Kas susijęs su antra klausimo dalimi dėl plėtimosi į kitas šalis, mes tai nagrinėjame, žiūrime, bet vertiname iš patrauklumo akcininkui ir verslui bendroji suma. Tai kiek yra rizikų susiję su suvaldykime projektą, kiek yra rizikų gauti gražą ir tai yra labai stipriai susiję, kad ta graža mums būtų iš esmės garantuota. Nenorime veltis į kokias nors avantūras, yra ilgametė pakankamai patirtis, yra vadovų komandai, kurie matė įvairių nuopolių kitose įmonėse ar šitose, kaip tai suvaldoma, tai yra atsargumas, yra orientavimas ir fokusas į augimą ir suvaldant rizikas. Tai tiek. Supratau. Jo, turime taip pat, matau, klausimą, kaip būtų paveikta jūsų veikla ar plėtros planai, jeigu nepavyktų pritraukti finansavimo su šia misija. Ar būtų esate nusimatę kažkokių planų B turbūt? Yra galbūt, kadangi mes žiūrime pakankamai toli į priekį, tai būtų galima kritiniu pačiu blogiausiu atveju sakyti, kad kažkurie projektai būtų neįsigyjami sklypai. Bet jau dabar yra tiek projektų numatyta į priekį, tai tas augimas ir jau matymas tikrai yra bent 2-3 metam matomas ir dėl to esame ramūs. Mhm. Tai čia galbūt pagrindinis toks atsakymas jau pačiu blogiausiu scenariu. Mhm. Galėtumėt šiek tiek padetalizuoti, kas sudaro įkeičiamas gautinas sumas? Tai yra pagrindinė paskolos, tai yra paskolos tarp įmonių grupės ir tos paskolos yra mokant dividendus laikui bėgant jos mažėja, tai nėra, kad jos stipriai šokinėtų, Mhm. bet pati mintis yra tai, kad tai yra susijusios įmonės, kurios irgi iš to paties, sakant, katilo, iš tos pačios įmonių grupės uždirba ir realiai galima sakyti, kad nėra pinigų stipriai prižiūrima grupėje, kad nebūtų jos kažkur išvaistamos. Tai yra taupiai prižiūrima, kad išlaikymas valdymo aparato būtų atitinkantis rinką ir besikeičiantis, kur žmonės būtų žingeidus ir norėtų tobulėti, o ne galėtų užtikrinti įmonį augimą. Mhm. Taip, tuomet irgi turime klausimą apie grupės turimą nuomos portfelį. Tai yra, ar turite planų eiti daugiau į nuomos veiklą, ar liksite daugiau prie pardavimų? Taip, mes šiek tiek turime tos nuomos, bet mes šiek tiek gal ir eisime daugiau į pardavimus, bet vis tiek visa liūto dalis lieka pardavimuose. Tai yra geriausiai mūsų patikrinta verslo strategija. Per čia generuoti grąžą, per čia kurti vertę pirkėjams, investuotojams ir matome tai visiems abipusę naudą. Okay. Taip, tuomet irgi turime vieną klausimą apie finansinių ataskaitų teikimą. Tai čia norėčiau aš pakomentuoti, kad emitentas yra įsipareigojęs teikti pusmetinės tarpinės neaudituotas finansinės ataskaitas ir metinės audituotas finansinės ataskaitas. Tai šiek tiek pakomentuojat, tarpinės finansinės ataskaitos bus privalės būti pateiktos per 3 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, na, metinės audituotos ataskaitos ne vėliau kaip ir 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Taip. Ir matau, kad turime paskutinį klausimą. Tai yra, kodėl keitėsi vadovas ir kiti svarbus akmenys Vanagas Group struktūroje, ar tai kaip nors gali keisti grupės viziją ir planus? Aš tai matau pokytį visą laiką iš abiejų pusių. Pirmiausia, galvoju, ar tas pokytis yra geras ar tai yra blogas.
kaip ir rizika, būna ir teigiamą, ir neigiamos, teigiamom, neigiamom pasiekmėm, tai žmonės yra gyvi, jie turi patirties, jie nori augti, jie atiduoda savo indėlį įmonėje, jie moko kitus žmonės augti ir kiti esantis kolegos auga šalia, o yra žmonių, kurie ir naujai ateina. Tai ne Mhm. patirtis, pavyzdžiui, kaip ir aš atėjau į įmonę su savo patirtimi ir iš nekilnojamo turto ir iš kitų verslų. Tai galiu pasidalinti ir duoti gerų sinergijų ir numatyti, kaip tą dalyką suvaldyti, kur išvelgiu a, potencialias grėsmės, jeigu jų būtų bent jau užuomazgos, tai operaciniam gal daugiau lygmenyje, tai įvairių tenka matyti, bet tai tas neįstovėjimas vietoje ir judėjimas, jisai duoda platesnį matymo kampą, platesnį suvokimą, kaip verslas bus suvaldytas, kas iš esmės geriau garantuoja, kad įmonė bus rentabili ir pasieks savo tikslų. Mhm. Dėkui. Na taip, matau, kad klausimų jau ir nebeliko, tai prieš pabaigiant webinarą norėčiau priminti, kad pavedimus galite teikti iki rugpjūčio 29 dienos. Šios atkarpos pajamingumas yra 9,5%. Na ir patys palūkanų mokėjimai bus atliekami kas pusmetį. Tai dėkui visiems labai, kad prisijungėte šį webinarą, kad uždavėte išties įdomius ir informatyvius klausimus. Na ir gražios likusios vasaros, turbūt norėtume irgi palinkėti, kiek dar tos saulės bus čia pas mus. Gerai. Kągi, kviečiame investuoti ir visiems linkiu geros dienos. Visą gerą.